Esat nuteistas. Taip, iki gyvos galvos. Čia griežčiausia bausmė. Taip. Ar jūs tikitum, kad gali būti nuteisti neteisėtai? Visko gyvenime būna. Nu, Kokią savo gyvenimo didžiausią klaidą laikytumėt? va šitą. Ko daviau tokius parodymus. Būdamas dideliai traumai po ligos. Tai kaip tada nesuvokdavot, ką jūs darot? Nesuvokiau. Galbūt Tada aš labai maitinu mane, aš geriau čia raminančias tabletės pastoviai daug metų. Kaukštą atsisėdu rašau. Tai koks tada buvo pagrindinis įrodymas būtent, kad jūs dalyvavot Ramaškės nužudime? Už tai, kad mane vežė į parodymų vietas. Supranti, rodyk taip, sako, rodyk taip. Aš einu aplink mašiną, aš rodau visai kitaip, kur šovėm. Man išjungia kameras, pataiso, kur stot, rodyk kaip šovė ir tai va, rodžiau viską. Man duoda išgertą alaus. Kitą kabinetą nuvedė, duoda išgert šnapso. Paskui nuveža mane pas mamą į namus. Mama didžiulį stalą paruošė, iškepa karbonadus. Ir Nors tuo pačiu mama žino, kad jūs kalėjime sėdite. Taip, prokuroras sėdi generalinis. Nu, zdarov, kas gero, sako. Atsiminsi, ką reikia kalbėti teisme. Ir mintinai mane kaldavo, mintinai. Atvažiuoja čia konvojus, tas vadinamas departamento. Mane veža iki Vilniaus, mane veža, aš laikau, skaitau, konkrečiai turiu atmintinai išmokti tą, ką jie surašė. Ir tą aš turiu kalbėti teisme. Nuveža mane į McDonald'ą, į pizzeriją. Ką aš noriu, tą aš susakau. Aš 30 parodymų keičiau, tie iš departamento jau nervavosi, daužėsi, ateinu aš pas jį į kabinetą, jis su peiliu duoną pjausto ir manęs visokiais žodžiais poliojasi. Nu ką sako tu ten, toks ir toks, kodėl tu apgavai mus? Tai va. Nu gerai, apsiramink. Nuveža mane į Lukiškės, ant kitos dienos mane paima į mašiną, veža mane į barą. Sėdim bare, be antrankių, aš sėdžiu, valgau. Kaip paprastas klientas? Taip, alkoholį geriu. Tai čia taip čia vyko kiekvieną vasarą. Ten gyvenimas vos ne kaip Palangos pliaže gyvenau. Kaip suprast? Nu taip va. Kaip jums gyvenimas kalėjime, papasakokit? Mums gėlių ir vyno nereikia, tik atneškit gerumo širdies, nes tas laikas prabėgs tarsi sapnas, siauručių takeliu lyg mirties. Labadiena, esu Markas Kardišauskas, gimė 79 metais, gegužės 26 dieną, esu iš Kauno. Ir esam Pravieniškių? Ir esame Pravieniškiuose antruose pataisos namuose, kalėjime. Ten, kur sėdi nuteistieji iki gyvos galvos, jūs taip pat esat nuteistas. Taip, iki gyvos galvos. Čia griežčiausia bausmė. Taip. Jau prasidėjo beveik 24 metus. Tai kaip ir turėtumėt šansą išeiti į laisvę, ar ne? Taip, čia yra dabar galimybės, kad po 20 metų nuteisti iki gyvos galvos gali rašyti į terminuotą bausmę. Bandėt? Bandžiau, 2 kartus bandžiau, bet buvau aš nelengvoje grupėje, buvau kitame būrėje, kur nelengva grupė, tai čia pirmi teismai man, kažkaip tai prikišo, kad aš nelengvoje grupėje, tai ir vis atmesdavo. Vienas teismas atmetė, kad nelengvoje grupėje, kitas teismas atmetė, kad jūs randatės nelengvoje grupėje, biškį dar palaukit. Tai kiek laiko laukiat? Tai va dabar jau bandysiu šiais metais vėl lengvoje grupėje eiti toliau į teismą. Tai dabar nesat lengvoje grupėje? Ne. O kuo tai skiriasi, kad žmonės suprastų? Lengva grupė tai... Paprasta grupė tai skaitosi kaip kalėjimo režimas. Tas pats sėdi kaip Lukiškių tardymo izoliatoriuje, tokios kameros. Truputėlį kaip Lukiškių tardymo izoliatoriuje. Vienutėse, dvi vietėse? Ne, tai čia kaip iki gyvos galvos, kuris tenai nuteistas, kaip jis nori sėdėti, bet dauguma sėdi po vieną. Nuteisti iki gyvos galvos, dauguma vienutėse. O čia, kurioje esame lengvose grupėse, tai gyvename kaip ir lokaliniuose sektoriuose, kaip ir visi nuteistieji. Atviroje kolonijoje. Atskiras lokalinis sektorius, viskas yra ten pas mus kaip lengvoje grupėje. Yeah. Tai jūs norit būti lengvoje grupėje? Taip, aš ir esu lengvoje grupėje. Ten dabar gyvenu lengvoje grupėje, bet dar negavęs ją, bet... Bet sąlygos tokios pačios, čia tik tai formalumai, pavadinkime, ne? Taip. Ir tada jums, kaip ir būtų, sakot, galimybė didesnė? Taip, galimybė didesnė, eitant per teismą, į teismą, gauti bausmę. Kodėl norit į laisvę? Kodėl noriu laisvę? Atsikanu šitos duonos ir supratau, ką esu padaręs, pasitaisęs esu ir noriu gyventi dar normalų gyvenimą, dirbti, sukurti šeimą, turėti vaikų dar, kol sveikas gyvas. Čia esu dirbantis, taip ir dar svajoju, taip. Jūs nuteisė už 3 žmonių nužudymus. Taip. Vienas iš jų labai garsus nusikaltėlis yra Ramaškė, Ramūnas Kuzminas. Aš norėjau jums pasakyti, kad tokį Ramūną Kuzminą į Ramaškę aš iš vis išgirdau tik tai būdamas čia kolonijoje, nes laisvėje niekada nebuvau kažkur tai prisiūtas prie kažkokio kriminalinio pasaulio, tai net nežinojau, kad toks egzistuoja Kaune. Gal kažkur kažką esu matęs, girdėjęs, bet nežinau. Tik tai čia pasodintas iki gyvos galvos, kai buvo mums pateikti šie kaltinimai, man. Tada sužinojau, kas yra tas Ramaškė. Ir kas jis buvo toksai?
kai pasakė tie departamento atstovai, kad jisai buvo mafiozas įžymus Kauno. Tai tada aš tik sužinojau. Čia būdamas Pravieniškėse, jie čia atvažiavo, pas mane į kabinetą atėjo. Į VTT kabinetą buvusi ten pirmoje aukšte ir man pareiškė šioks kaltinimus. Kad tu kaltinimas už tokį nužudimą. Aš tada buvau po traumos, 2003 metais čia buvau atvežtas jau iš pirmų Pravieniškių protezuos namų, gydžiusi, labai stipriai galva buvo stipriai sudaužyta ir aplamai buvau toks, vos nesąmonė praradęs, dar net man motina veždavo pampersus, kaip mažam vaikui, nes aš šlapindavausi į lovą. Suprantat, aš neatsimenu, aš pakalbu ir vėl pamirštu. Kada pirmą kartą patekote už grotų, ar padarėt nusikaltimą? Pirmą kartą patekau už grotų 2001 mėnesiais rugpjūčio 2. Tai čia jau buvo 22 metai. Taip. Tai, o prieš tai nebuvo jokių teistumų, nieko? Buvo vienas teistumas už vagystę, 96 metais už vagystę. Tenai Kaune prie 6 forto. Įėjau butą, paėmiau piniginę ir išėjau. Nu, tai kam čia taip? Nežinau, tai va buvo. Nes nepilnametis buvo. Taip, tokia vagystė buvo 17 metų, все, viskas. Ir paskui, kaip labiau įsiliejot į tą, susipažinot su skėriu tokiu. Taip, Sauliumi. Taip, ir jisai amžinatilsį dabar teisingai. Taip, jis mirė, aš nežinau, dabar 2008 ar 2009 metais kalėjime Lukiškė. Kartu turėjo teisti jūs, bet jisai... Taip, mirė jisai. Taip. Ir čia turbūt ir kaip tai buvo tas lūžio taškas jūsų gyvenime, jeigu teisingai suprantu. Nu, koks lūžio taškas? Ašgi sakiau, kad šiuose žmogžudystėse nedalyvavau. Taip, bet ta prasme vis tiek... Ten jau... su skėriu tėvu susipažinau iš vis, aš atsitiktinai. Kažkur tai nuėjau į Vilnių, psichiatriniai ligoniniai. O kodėl jūs ten buvot? Reikėjo tarnauti, suprantat, vietė lapukus tarnauti. Aš nenorėjau tarnauti. Kariuomenė teisingai? Jo, į kariuomenę. Nu ir ten buvo taip sutvarkyta, kad mane išvežė. Policijos komisariatas išvežė į Naują Vilnių, Durnyną, patikrinti ekspertizę, ar aš protingas, ar sveikas. Nu ir aš ten prabuvau mėnesį, gal aš nežinau, ar 2 mėnesius, nepamenu gerai dabar. Ir viso, ir aš ten toje vietoje susipažinau su skėriu. O ką jis ten veikia irgi kariuomenės vengia? Taip, aš ten jį sutikau. O ką jisai ten veikia? Irgi ten gydėsi, kiek supratau. Bet tai jūs nustatė, kad jūs sveikas? Taip, aš sveikas. Taip, nustatė pilnai mane sveikia. Į kariuomenę paėmė? Ne. Tai o kodėl? Nežinau. Tai va, susipažinot su skėriu ir tada prasidėjo anot pareigūnų jūsų ta karjera nusikaltėlė didžioji. Ar ne? Ne, tai neprasidėjo niekas. Aš ten nusikaltimus padarytos pas mus kelios vagystės. Šiaip aš visą laiką važinėdom, mes į užsienį vogdom automobilius ir motociklus. O tokia buvo karjera. O ten tokiuose nužudimuose, ką mes sukaltinimas, tai tikrai ne. Vogdavot užsienio automobilius ir veždavot kur juos į Lietuvą? Užsidirbot pinigų? Nu, šiek tiek. Bet jau seni laikai jau nebėra tų. Taip. Bet tada jūs pirmą kartą patekot į kalėjimą už tokį nelabai gražų nusikaltimą. Sunkus kūno žalojimas ir prievartavimas. Ir vagystė buvo. Kas čia buvo per istoriją? Čia irgi buvo durnynas. Buvo mergina, kuri už pinigų save pardavinėjo. Ir va taip atsitiko, kad mes buvom ten, aš nežinau, keliese, 2 ar 3 žmonės ir jinai paskui paprašė mūsų labai didelį sumos pinigų. Mes nesutikom tai mokėti. Ir viskas, ir jinai mus padavė į teismą. Tada mano mama amžinatilsį surinko dokumentus apie ją, kad jinai įkalinimo įstaigų sėdėjus 2 kartus buvo narkomanė ir taip toliau, bet tai teismas neparodė. Ir va mus nutiesė už tai. Daug metų gavot? 11. Tai čia turbūt netiks. Mano bendrininkas gavo 3 metus, o aš gavau 11. Tai jūs labiausiai kažką už tai, kad aš neprisipažinau, kad aš prievartavau. Nes tuo metu pas mane buvo mergina, buvo pas mane draugė nešė. Ir aš pasakiau, kam jinai man reikalinga šitą, atsiprašant, sakau, prostitutė. Sakau, man nereikia, sakau, aš turiu žmoną. Aš jos neprievartavau. Aš sakau, aš atsiprašau labai, sakau, sudaviau per veidą smūgį, sakau, jai, sakau, dėl šito gailiuosi po šiai dienai, sakau. Bet sakau, prievartauti, sakau, nieko neprievartavau. Nu viskas. Nebuvo nei ekspertizės teismuose nieko. Ir mane nutiesė, 11 metų. Patikėjo žmona jūsų? Jo. Jumis patikėjo? Aišku, kad patikėjo. O dabar? Aš dabar neturiu susijau, mes seniai nebendraujame. Jūs skiriat po to, kai paliko jūs... Mes įsiskiriam gal 2005 metais. Kai vat, būtent sėdėjot kalėjime dėl to? Jo, mane pradėjo vežiotis etapais, va dabar už šitą bylą, kur tu vis važiuoji, dingsti. Ir aš sakau, tuo ir paskui pamatė, už ką mes kaltiname ir viskas, mes įsiskiriam. Tai vat, būtent apie tai ir pakalbėkime, žodžiu, kad jūs sėdėjot jau kalėjime šituose pačiuose Pravieniškėse ir tada vieną dieną sulaukėt svečių. Taip. Labai anksti ryte mane įsikviečia VTT darbuotojas vienas. Apie 7 val. Ryto, gal labai anksti prieš patikrinimą rytinį. Sako, sutinki filmuotis. Ne ar sutinki filmuotis, o pas tave, sako, atvažiuos. Gerai, sakau, be problemų. Nu ir aš grįžau atgal į lokalinį sektorių, tuo metu ten buvo 4 lokalinį sektorių.
Ir viskas, pas mane 8 val. Nu po patikrinimo ir apie 9 val. Mane iškvietė. Ateinu žiūrėk kabinetą, taip pat irgi ten pirmame aukšte. Ir va tada kabinete buvo ten tokie aukšti vyrukai, Zdaravis, sako, stovim, mes iš čia parodė man kortelės, mes iš departamento, labą dieną, ar galima su jums pabendrauti? Sakau, prašau. Nu, Turėjot minčių dėl ko? Ne, tai man nėra jokių minčių dėl ko, nes aš nepadarius to nusikaltimo, kokios gali būti mintys, suprantat. Pirmiausia, man paklausė, ar pažįsti tokį Saulių Skyrį. Taip, sakau, pažįstu. O ką turėjai bendro su juo? Sakau, nieko. Porą mašinų, sakau, pavagęs į užsienį nuvažiavęs viskas. O daugiau nieko ne. Nu ir iš karto jisai, aš neatsimenu dabar, 5 net ar 6 žmogžudystės man ant stalo padėjo. Aš pasakiau, kad tais metais manęs nebuvo Lietuvoje. Nu, važinėjomės į Šveicariją, dažnai į Vokietiją. Paskui, žinoma, jie išvažiavo, patikrino sienas ten ar pasus mano. Taip atvažiavo, paliko 3 žmogžudystės nuėmė, paliko 3 liko man. Tai va, nebūtų tų patikrinimų, tai būtų gal 6 būtų mūsų teisė. Paskui labai daug metų mano byloj buvo pasas. Mes važinėjom į šitą, į Rusiją, į Baltarusiją ir visas štampas buvo prištampuotas, buvo datos. Tada kažkaip tai į galą bylos mano važinėjimo jau 8 ar 9 metai mane vežiojo tas departamentas, nei iš šio, nei iš to, iš mano bylos dingo pasas. Pagrindinis mano įrodymas, kur po šiai dienai jo nėra. Kaip suprasti dingo? Paprastai, nu. Už tai, kad departamentas į kartu paima bylą, deda į savo prabangų automobilį ir mane veža. Nesukonvojam kaip visus, o mane atskirai veža. Tai išskirtinė jums tokia. Taip, išskirtinė kelionė. Tai va to išskirtinė kelionė mano dingo pasas, kuris turi įrodymą, kad manęs nusikaltimų metu nebuvo, bet jo nėra. Visas pasas buvo prištampuotas. Užsienio, ten Baltarusijos, tų raudonų štampo, datos, viskas buvo sudėtos. Ir to paso po šią dieną nėra, viskas. Dingusiai. Kur jūs vežiodavo? Visur vežiodavo. Nuvažiavau Klaipėdą į barą pavalgyti. Ta, ką aš šneku, neteisybė jiems. Bet jisai sako, kaip suprasti? Nu, jisai sako, ar buvai ten, aš galvą linguoju, jisai departamente kabinete rašo su popierius, spausdinu su kompiuteriu, o aš tik pasirašinėdavau, suprantat, viskas. Man duoda išgerti alaus. Kitą kabinetą nuvedė, duoda išgerti šnapso. Paskui nuveža mane pas mamą į namus. Mama didžiulį stalą paruošė, iškepa karbonadus. Nors tuo pačiu mama žino, kad jūs kalėjime sėdite. Taip, prokuroras sėdė generalinis. Paskui kitas prokuroras sėdėdavo ten, kur dabar šiuo metu dažnai jį per televizorių rodo, su bylose. Sėdė visą prokuratūrą, prie stalo Markas valgo. Vakarais veža mane vakarė į Lukiškės, didžiulė tašė prisikrovęs maisto, nuveža mane, tai važiuodavo. Kiekvieną mielą mėnesį. Kodėl? O todėl, kad šneku tokius dalykus, tą, ką jie nori. Sako, mums tu nereikalingas, mums nereikalingi tie. Bet jūs ir ant savęs šnekat, ar ne? Taip, žinoma. Aš dabar tik atidžiušinau po tiek metų. Žinoma, taip. Ne tik šnekat, bet ir pasirašot? Taip. Tai kaip tada nesuvokdavot, ką jūs darot? Nesuvokiau. Tada aš labai, maitino mane, aš geriau čia raminančias tabletės pastoviai daug metų. Visa tai buvo dėl to, kad jūs sėdėjot va čia už tą būtent tą merginos tą žaginimą ir jūs turėjot nemalonų dėl to. Ne, taip? Čia dėl kitko buvo. Čia tas žaginimas, čia su to žaginimo pusė čia kauniečių sėdėjo ir šustų kauniečių už tos žaginimus čia. Čia kalbant apie mažametės, ten žinai, kas sėdėdavo, tai tiems buvo blogai, o taip, tai ne, viskas gerai buvo. Čia, tai, bet vis tiek, tada jūs vat, kaip tik sėdėjot, jau buvo kaip pareigūnai, anot jūsų pradėjo važinėti ir visi vežioti jūs buvot patyręs galvos traumą, teisingai? Tai vat kas čia įvyko? Ten buvo kitos problemos visai, dėl ko mes buvom sumušti, mes dviese buvom sumušti. Ten ne dėl mano bylos, dėl nieko. O dėl ko buvot sumušti? Nu, ten dėl kitų bylų visai buvo, dėl kitų problemų. Ir tai ten turėjo būti, ten vienas kitas ten sumuštas, ne aš, o ten kitas žmogus. Jums buvo praskelta kaukolė ir jūs komai paniręs buvot kažkaip. Taip, buvau ligoniniai Santariškėse, vos gyvas likau. Vos išgelbėjo. Nu ir po to, tik aš atsigavęs, buvau iškart pervežtas 2003 metais, rugsėjo 1, buvau čia jau karantinė atvežtas iš Lukiškių ligoninės, iš terapinio. Nu ir viskas, nu ir tada man aš dar man buvau nuvažiavęs tas. Vaikščiau toks visas. Ir tada tuo metu atvažiavo departamentas kiti iš departamento. Nu ir viskas, nu, все. Pamatė mane tokį, įsižiūrėjusiu. Viskas, nu. Ką sakydavo, aš vis galvą lingavau. Tai va, tokia, va tai būdavo, suprantat. Mane veda į parodymo vietą, aš nežinau, kur eiti. Aš šimtą parodymų davęs. Jeigu aš būčiau davęs parodymus, aš konkrečiai būčiau davęs, surašęs ir viskas. 100 parodymų pas mane, visi skirtingi. Tai kaip suprast? Paskui galutinė teismo dieną aš pakėliau ranką ir pasakiau, kad mes nedarėm to ir mūsų nuteisė iki gyvos galvos.